Labą dieną, įmonė Metalų Opera, mano vardas Jaroslavas ir šiandien turim tokį nedidelį darbelį, kurį norėčiau jums parodyti, gal kažkam bus įdomu. Žiūrėkit, mums reikia šiandien štai tokią žvaigždę sujungti su štai tokiu velinėliu, kuris turi išorinius šlycus, vidinius šlycus, bet mums jų nereikės, mes juos nupjausim ir turim va šitaip sujungti, kad tas suktųsi lygoj, nebūtų jokių mušimų. Tiesiog privirinti velinėlį prie mūsų žvaigždutės mes negalime, todėl kad klientas jau bandė ir pasakė, kad šita žvaigždutė neva pagaminta milteliniu būdu ir dėl to niekas nesilaiko. Bandė virinti, tai atsilupa kartu su metalu. Gali būti, tikrai nesistebiu, šiais laikais tas yra visiškai įmanoma. Ir jie atsiuntė brėžinuką, aš jums iš karto dabar parodysiu, kaip tas atrodo. Nežinau, ar matosi, bet, principą suprasit. Jie nori išpjauti tokią plokštelę, prie tos plokštelės privirinti mūsų turimą velinėlį ir tada prisukti prie mūsų žvaigždės. Pats principas yra logiškas ir teisingas, jeigu kažko negali privirinti, gali tą dalyką prisukti. Tai mūsų užduotis kokia dabar? Viską privirinti ir išlyginti taip, kad užmaudami ant šitos ašies šią žvaigždutę, velinėlis suktųsi lygiai ir nebūtų visiškai jokių mušimų. Maksimaliai ant kiek tai yra įmanoma. Tai pirmas dalykas, tada turbūt nuo ko pradėsim, tai išsipjausim plokštelę ant plazmos, tada matysim, kaip jie atrodo ir taip toliau. Tada nupjausim šitą velinėlį ir tada eisim prie tekinimo staklių ir bandysim visą tą dalyką sujungti. Taigi judam. Einame dabar prie plazmos, parodysiu jums, kaip atrodo tas visas dalykas. Na štai, mūsų staklės paruoštos pjovimui. Belieka tik paspausti mygtuką Start ir staklės pradeda savo darbą. Važiuojam. Pjovimas pasibaigė ir dabar galime įvertinti mūsų staklių pjovimo kokybę. Štai šitaip gavosi, štai toks pjovimas. Skylutės, nėra idealios, bet iš šitos pusės atrodo šitaip. Mažas skylutės tokio tipo stakliams yra gan sudėtinga išpjauti labai geras. Todėl aš visada šitoj vietoj po to pataisau su tiesiniu šlifokliu. Plokštelė yra nušlifuota, išvalyta ir dabar mums beliko mūsų skylutes dar pataisyti. Žiūrėkit, iš arti parodysiu. Davai. Va šitaip atrodo, lyg ir nieko šitą skylutę, bet jeigu mes apversim, matot, tas pjovimas jis nėra idealus, jis konusuoja ir paėmus dešimtuką varžtą jis beveik praeina, bet kažkas ten trukdo. Tai aš dabar tiesiniu šlifoklio pagalba pataisysiu tas skylutes
ir viskas bus gerai. Tai tam naudosim mūsų spaustuvus, kurie ir buvo gaminti šiam tikslui. Jei kažkas nematė, kaip tas yra pagaminta, galite pasižiūrėti mūsų kanale. Ir žinokit, net nepriveržu iš apačios, tiesiog va šitaip užspaudžiu ir išsivalau. Tai greit išsivalysiu ir tada tęsim mūsų darbus. Visos skylutės yra ištaisytos, varžtas laisvai praeina pro visas skylutes ir dabar mums beliko šitą vidinę skylutę pataisyti ant tekinimo staklių. Gal ne visai pataisyti, o tiesiog padaryti idealų apskritimą tam, kad nupjovus ir aptekinus mūsų ašį, galima būtų lygiai ir gražiai įpresuoti į mūsų plokštelę. Tai dabar einame prie tekinimo staklių. Na štai, skylutė yra paruošta, tai dabar galima nupjauti ir aptekinti mūsų ašį ir įpresuoti į vidų. Taigi mūsų ašis yra nupjauta, viskas, kas buvo nereikalinga, nupjoviau su kampiniu šlifuokliu. Dabar išsilyginsiu šitą plokštumą, po to nutekinsiu tiek, kiek reikia pagal brėžinį tą patį ilgį. Po to pagal brėžinį nutekinsiu reikiamą mums ilgį. Ir tada padarysim nutekinimą būtent mūsų plokšteliai, kad užsimautų ant šitos ašies. Tai padarysim taip, čia turim kem 5,97, tai čia padarysim kem 5,98 kokius, kad būtų 1/100 įtempimas. Tada viską sujungsim kartu ir užvirinsim. Tekinimas yra baigtas, dabar pamatuosim, kas gavosi. Taip, žiūrim. 5,98. Gerai, taip ir turėjo būti. Turim 100 įtempimą. Dabar padarysim čia mažą nuožulną tokią, kad lengviau užeitų mūsų plokštelė ant šitos ašies.
Ašis yra įprisuota į mūsų plokštelę ir dabar reikia įsitikinti tuo, ar viskas yra lygu. Tai šiek tiek reikėjo palyginti ir gavosi štai toks rezultatas. Tai vos kelių šimtųjų mušimas, manau, prieš suvirinimą tai yra labai geras rezultatas. Vis tiek suvirinimo deformacijų neišvengsim ir reikės dar kartą šitą pusę išlyginti, nutekinti. Todėl manau, kad galime eiti prie suvirinimo. Velenas yra privirintas prie plokštelės, štai šitaip gavosi. Sutiku greitai apvirinau, bet dar galvoju, žinokit, apverst, padaryti va čia griuvelį ir dar vieną siūlę įdėti. Tai bus apvirinta tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Manau, bus daug patikimiau. Taigi padarom greitai griuvelį ir apsivirinam. Po 15 minučių mūsų detalė vis dar yra šilta. Tai vat ką norėjau parodyti, žiūrėkit, kur mažiau mėsos, taip vadinamos, ta prasme metalo, temperatūra siekia vos kokius 30 laipsnių, kur metalas yra storesnis. Ir netgi taip atrodytų labai toli nuo suvirinamos vietos, tai temperatūra siekia beveik 50 laipsnių. Nors virinta buvo tik tai čia, apačioj. Tai vat šitai pasiskirsto ta šiluma po suvirinimo. Tai palaukiam, kol atšals ir judam toliau. Detalė yra šalta, galima tęsti mūsų darbus. Tai dabar reikia išlyginti štai šitą plokštumą ir štai šitą plokštumą. Tai pradedam tada tekinimą. Na, reikia pripažinti, kad plokštuma nėra labai stipriai deformuota, tik va šitoje vietoje matau šiek tiek. Tai paimam dar porą dešimtųjų ir patekinam. Na štai, plokštuma yra išlyginta. Tai dabar beliko šitą plokštumą išsilyginti ir šita detalė bus baigta. Pereisim prie žvaigždutės.
Taigi pirma detalė jau yra pilnai pagaminta, štai šitaip jie atrodo. Griebtuvė buvo užfiksuota už pačių šlycų ir buvo išlyginta tiek šita plokštuma, tiek šita plokštuma. Tai dabar mums reikia šitas dvi detalės sujungti kartu varžtais. Bet dabar svarbiausia užduotis yra, kad šitų detalių centrai atsistotų lygiai ant vienos ašies. Tai tam paimsim dabar griebtuvį, užfiksuosim va už šitos įvorės ir ištekinsim čia kokį, 1 milimetrą. 1/100 įtempimą padarysim, dar nedidelį. Ir tada įdedam, užfiksuojam varžtais ir viskas bus padaryta. Ir darbas bus baigtas. Judam prie deginimo staklių. Deginimas yra baigtas ir dabar pabandysime įdėti mūsų detalę. Pagal viską tai turėtų užsidėti. Aš taip. Taip ir turėjo būti. Laikosi, net neprisukta. O taip. Ir taip užsiima. Viskas. Tai dabar įstatom šitą detalę, atsižymėm mūsų skylės. Išgrėžiam skylutes, suveržiam varžtais ir viskas, darbas bus baigtas. Judam prie grįžimo. Detalė yra užfiksuota štai tokiu būdu per centrą, per įvorę. Už kraštų nenorėjau spausti, kad kažkas nesideformuotų. Atsižymėjau visas skyles, atsižymėjau centrus ir dabar pradedam grįžimą. Greitis 160 apsukų per minutę. Važiuojam.
Na štai visos skylutės išgręžtos. Dabar beliko sujungti abi dvi detalės į vieną. Ponios ir ponai, tiesos akimirka. Dabar pasižiūrėsim, kasgi gavosi, kaip pavyko sujungti šitas dvi detalės. Įdėjau mūsų detalę į grėbtuvą ir dabar žiūrim. Viso labo 200, nuo 2 iki 300 yra mušimas. Šitai detalė tai yra tikrai geras rezultatas, kadangi sujungimas vyksta per kardaninį šitą veliną, ten užsimauna ant viršaus tokia detalė ir susijungia su traktoriumi. Tai ten šituose detalėse dažniausiai tas tarpas būna labai didelis, tai 200-300 niekaip nepajus. Tai manau, darbas yra padarytas ir viskas. Na štai, detalė yra susukta, patikrinta, privirinta, viskas yra tvarkoj, viskas yra gražu, bet dar klientas pageidavo vienos detalės. Prie to pačio užsakymo paprašė išpjauti plokštę reduktoriui, kuris kažkokiu būdu sąveikauja su šita detalė. Tai dabar einam greitai išsipjaustom ir bus viskas. Plokštė yra išpjauta, štai šitaip jie atrodo, nežinau, kur jinai tvirtinsis, buvo atsiųstas brėžinukas ir paprašė atiduoti viską kartu, tai kartu viską ir atiduodam, plokštė paruošta, detalė paruošta, užsakymas yra įvykdytas, galima skambinti klientui. Na, o šiandien atsisveikinu su jumis, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi kažkam tas buvo naudinga ir viso.